Taip, kaip galima įdiegti programas? Daugeliu programų reikalingos tam tikros bibliotekos, kurių pagal nutylėjimą diegiant operacinę sistemą nėra įdiegta. Todėl reikia ją susidiegti rankiniu būdu. Dabar pasimokysim, kaip tai reikia padaryti. Atsidarius internetinę naršyklę, startuoja puslapis, kuriame yra nuorodos į visą reikalingą informaciją apie Debian. Spaudžiam Debian Packages. Tai būtent yra puslapėlis, kuriame galima naudojant paiešką susirasti visas reikalingas programas parsisiųsti ir susiinstaliuoti. Reikalingi paketai. Taip, ir spaudžiam Search, įvedę pavadinimą. Čia yra pateikiamas rezultatai, paieškos rezultatai. Taip, spaudžiam ant šitos nuorodos, pasirinkam architektūrą. Mes naudojam x86 architektūrą šiuo atveju, spaudžiam i386. Pasirinkam iš kur siųsti, iš kokio šaltinio ir spaudžiam Download. Applications, Accessories, Root Terminal. Įvedam root vartotojų slaptažodį. Kurį sukūrėm diegdami operacinę sistemą. Taip, terminalas. Naudojant Unixinės komandas nueinam į katalogą Desktop ir į katalogą Downloads. Matom sąrašą persiųstų bylų. Deb paketams įdiegti naudojama komanda dpkg tarpelis // install ir nurodomas paketo pavadinimas. Ir spaudžiamas mygtukas Enter.